apsistojau čia Karite, nes nelabai turiu kur gyventi Vilniuje. Tiksliau, neturiu tiesiog namų. Iš giminių irgi visi užsienyje yra. Tai va, žodžiu, gyvenu čia, nes čia vienintelė vieta, kur aš galiu šiuo metu apsistoti. Dėl smurto. Dėl smurto aš čia. Aš turiu 3 dukras, nuo pirmos santuokos 21 metus pragyvenom. Kol atskirai gyvenom taip, kaip išvažiavom į kaimą, jau Ašvyje, tai viskas pasikeitė. Aš tai labai, pavyzdžiui, labai patenkinta, labai džiaugiuosi, kad čia pakliuvau, nes buvau tokiai beviltiškai iš tikrųjų situacijai. Beviltiškai. Ir aš kaip visiems sakiau, čia man kaip Dievo dovana iš tikrųjų buvo, nes aš atrodau gal ir stipri, bet iš tikrųjų viduje esu tokia, pagalba labai didelė man iš tikrųjų. Čia pakliuvau dėl to, kad ten, kur dabar gyvenu, tiesiog nėra sąlygų vaikui gyventi. Žiaurios ten buvo sąlygos. Todėl čia patekau, nes, jeigu ne iš tą įstaigą, tai turbūt tiesiog net nelaikyčiau jos ant rankų, būtų atimta. Aš čia atsidūriau vien dėl to, kad iš ligoninės neturėjau kur važiuoti, tai atvažiavau čia. Viltės tėvas, kitaip pasakant, atsisakė jūs ir neprisėmė atsakomybės. Čia atvažiavau tikėdamasi pagalbos, kad man padės kažkaip atsistoti ant kojų, susimokėti mokesčius. Žodžiu, aš labai džiaugiuosi šią galimybę, kad galiu čia apsistoti kurį laiką, nes gyvenant čia aš pastebėjau, kad galiu iš tiesų susitvarkyti visas problemas ir sunkumus, nes čia Karite dirba tam tikri žmonės ir darbuotojai, kurie padeda. Čia yra mano pirmagimė, kurią labai labai myliu ir labai labai noriu ją išauginti ir vienintelė tikriausiai bus mano gyvenime, nes situacijų tokių nebenoriu daugiau, kad tėvelio nėra, o vaikelis va taip sėdėtų vienas. Kai kartu su tėvais kažkaip, man atrodo, linksmiau ir tėvui, ir mamai, ir vaikui pačiam, kai rūpinasi visi. Stengiuosi susikurti savo gyvenimą, kur galėčiau gyventi su dukra ir savo mažyliu, kuris taip pat greitai čia atvažiuos. Jis dabar yra globos namuose, todėl kad tėvai jį atidavė. Nes jie patys neprisėmė atsakomybės prižiūrėti, kol aš buvau ligoniniai, tai jį tiesiog atidavė, kol gulėjau ligoninėje su dukryte. Auga dar vienas žmogiukas. Labai džiaugiausi iš tikrųjų, labai slėpiausi, buvau išsigandus, viskas metai jau netie. Viskas, bet labai dabar džiaugiuosi, aš labai didelė briliantai, jinai nusišypso, jinai man prisiglaudžia prie manęs, apkabina, būna ar pasibara, visko būna, bet va, kažkaip tai. Iš tikrųjų fainai, yra gerų žmonių, iš tikrųjų yra. Yra stebuklų gyvenime, iš tikrųjų, mažų, kas kaip supranta tos stebuklus, daug žmogui iš tikrųjų nereikia. Kai iš čia išeisiu, norėčiau iš tikrųjų turėti savo būstą, kurį netgi tą pačią nuomojamą būtą. Apsirūpinti kažkaip, kad jai būtų geriau, aišku, visų pirma, man labai rūpi pirmiausia, kad jinai bus sveika, šilta, kad jį bus vesti į mokyklą, į darželį, tuo pačiu paskui galbūt jinai man padės irgi senatvėj, kai ten visi taip sako, vaikus užaugino dėl to, kad padėtų. Tai va, tą labai svajoju turėtų.